nuolatos stebime, analizuojame ir vertiname atskirų viešojo sektoriaus sričių situaciją ir vykstančius pokyčius, taip išskirdami visuomeniai ir valstybei aktualiausias temas, kurių pagrindų kasmet sudarome metinį veiklos planą, apimantį auditus, vertinimus ir kitus darbus. Sudarydami planą didžiausią dėmesį skyrėme tvariems valdžios sektoriaus finansams, saugiai ir pažangiai visuomeniai bei veiksmingam viešajam valdymui. 2023 metais planuojame pristatyti 33 ataskaitas. Šiais metais planuojame pateikti tokias ataskaitas kaip sveikatos priežiūros tinklo pertvarka, gyventojų aprūpinimas vaistais, valstybinė elektros energetikos priežiūra, pagalba pabėgėliams ir jų socialinė integracija, viešųjų ir administracinių paslaugų skaitmenizavimo valdymas. Kaip ir kasmet, audituosime ir pateiksime išvadas dėl nacionalinio finansinio ataskaitų rinkinio ir valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, taip pat 6 išteklių fondų. Vykdydami fiskalinės institucijos funkcijas teiksime išvadas dėl ekonominės raidos scenarijų tvirtinimo, Lietuvos stabilumo programos vertinimo ir valdžios sektoriaus biudžetų projektų vertinimo. Siekdami didesnio auditų poveikio, pavasario ir rudens pradžioje pristatysime valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas, kuriuose teiksime duomenis apie rekomendacijų įgyvendinimo eigą, pokyčius ir poveikį visuomenei.